Šiame video sužinosite, kokie yra naujienų atrankos kriterijai, kada įvykis arba naujiena iš tiesų yra patraukli ir įdomi ir verta žiniasklaidos dėmesio. Pradėkime nuo šiokios tokios istorijos. Dar 20 amžiaus pradžioje John Bogart, New York Sun redaktorius, išpopuliarino frazę, kad kada šuo įkanda žmogui, tai nėra naujiena. Tačiau kada žmogus įkanda šuniui, tada tai yra naujiena. Pažiūrėkime, ką apie naujienų atrankos kriterijus galvoja įvairiose redakcijose dirbantys žurnalistai ir redaktoriai. Svarba ir intriga, tarkim, pagrindinis naujienų atrankos kriterijus. Tai reiškia, kad ta naujiena turi būti svarbi auditorijai ir idealiausiu atveju ji turi būti ir įdomi. Žinoma, būna tokių naujienų, kurios yra labai svarbios, bet galbūt plačiai auditorijai nelabai įdomios ar nelabai suprantamos, kaip tarkim mes nemažai rašėm ir rašom apie atominės tarkim, statybos klausimą ir tie energetinės temos yra sunkios ir galbūt ne visą laiką skaitytojams suprantamos, bet ateityje tai lems mūsų visų gyvenimą ir jau dabar lemės. Žinoma, tie dalykai turi būti kuo artimesni, kuo platesniai auditorijai. Tarkim, visiškai vienaip bus sutraktuota naujiena, kad buvo pagrasintas sprogmeniu, tarkim, padėtų JAV oro uoste kokiam nors ir visiškai kitaip negu Vilniaus oro uoste. Tai suprantama, kad ta naujiena apie Vilniaus oro uostą visuomet turės didesnį interesą. Tai reiškia tas toks geografinis kriterijus, kas aktualu Lietuvos auditorijai. Jeigu kalbam apie pavyzdį papuoštos eglės, kad jinai papuošta yra šiandien, tai ją reikia ir parodyti šiandien, nes ir to jau bus jinai nebe naujiena, kad jinai yra papuošta. Bet jeigu, tarkim, rodom po dienos ar po dviejų, gal galima pakalbinti kažkokius ten, kurie gamino žaisliukus, gal galima pakalbinti kokį nors policiją, ar niekas nenusiaubė tos eglės ir kaip ten žmonės ar daug aplankė tą eglę per tą pirmą parą ar per antrą parą, kai jinai jau yra papuošta. Kažkokį tą naują kampą, kurį galima iškelti kaip naujieną, nors pats tas esminis dalykas, papuošta eglutė, jinai vis tiek išlieka, tik jinai atsiranda kažkoks tas naujumas. Tai iš tikrųjų tos naujienos, kurios, tarkim, jos vėliau yra gal parodomas, tai vis tiek jos kažkokį reikia surasti kabliuką ar atspalvį kažkokį naują, ko dar nebuvo. Tas pats ir tose rezonansinėse istorijose. Tai jos irgi tiek tęsiniai, tai jie visada vis tiek atsiranda kažkas naujo. Jeigu ūkio bankas, sustabdyta ūkio banko veikla, tai pirmą dieną galbūt užtenka tik tiek. Antrą dieną jau, norisi kažko dar daugiau. Panašiai. Reikia žiūrėti esmę, jeigu tai vyko konferencija, reikia žiūrėti, išsirinkti galbūt pasirinkti kampą, kuris įdomus tau pačiam, pasikalbinti pašnekovus, kurios pasiklausyti jų pranešimų, galbūt jie bus įdomus. O tai, kad vyko konferencija šiandien ar vakar, tai yra iš tiesų neįdomu. Reikia tiesiog pasižiūrėti, ar atrasti tą akmenuką, tą razinką, kaip vadinama, kuri, jeigu tave užkabino, tai tikėtina, kad užkabins iš tikrųjų ir kitus žmonės. Tavo klausytojus, tavo skaitytojus, žiūrovus. Taigi, apibendrindami galime pasakyti, kad vienas iš svarbiausių atrankos kriterijų yra svarbumas. Kaip tą svarbą suprasti? Panagrinėkime vieną pavyzdį. Netaip senai Vilniuje vyko konferencija, kurios metu įvairūs mokslininkai diskutavo, kalbėjo apie geriamojo vandens kokybę. Ir štai dabar, būdami žurnalistais, nuvykę į tokią konferenciją, mes galime eiti dviem keliais. Vienas iš jų kalbėti apie tai, kad Vilniuje vyksta konferencija, kurios metu įvairūs mokslininkai kalba apie geriamojo vandens kokybę, pasakoti, kokio tai ši konferencija sulaukia susidomėjimo, iš kokių miestų suvažiavę mokslininkai ir taip toliau. Kitas kelias – kalbėti apie pačią esmę, apie pačius pranešimus, kuriuos galima išgirsti konferencijos metu. Ir štai dabar, jeigu mes kalbėsime tik tai apie tai, kad vyksta konferencija, tačiau nepapasakosime, kokios yra pagrindinės galbūt pranešimų tezės, kas yra svarbaus ir įdomaus pasakoma per konferenciją, tuomet tai bus labiau panašu ne į naujieną, o į kažkokį tai pranešimą spaudai, kai rašoma, kur ir kas įvyks. Tačiau jeigu mes formuluosime naujieną, mums svarbu paliesti tam tikrus aspektus, kurie yra svarbus mūsų žiūrovui ar klausytojui, gal ir skaitytojui. Taigi, vyksta konferencija,
mes kalbame apie tai, apie ką kalbama per tą konferenciją, apie geriamojo vandens kokybę. Tarkim, mokslininkai kalba apie tai, kad nefiltruotas vanduo yra sveikesnis už filtruotą vandenį. Viena gali būti iš naujienų, apie kurias norėsime padaryti kažkokį tai reportažą. Kitas galbūt aspektas kažkoks tai, kad Klaipėdoje arba Klaipėdos regione geriamas vanduo yra prastesnis negu Vilniuje ar Kaune, nes jame yra fluoro, tarkim. Gali būti įvairių aspektų ir įvairių kampų, tačiau svarbu yra paimti kažkokią tai aspektą ir problematiką ir iš jos suformuluoti naujieną. Kitas pavyzdys. Seime vyksta plenarinis posėdis. Jeigu mes šnekėsime apie tai, kad Seime įvyko plenarinis posėdis, kurio metu šnekėjo 25 deputatai, pasisakė Seimo pirmininkas, po to netgi atėjo ir prezidentė ir taip toliau. Nupasakosime įvykių eigą, bet nešnekėsime apie pačius esminius klausimus, kurie galbūt buvo svarstomi ir jeigu įvyko kažkokie tai įstatymų pakeitimai, kam buvo pritarta arba nepritarta. Jeigu mes šito nepaminėsime, mes vėlgi neturėsime naujienos, o tai bus vėlgi kažkoks paviršutiniškas informacijos pateikimas apie tai, kas įvyko Seime. Tačiau mums yra svarbu, kokie buvo priimti sprendimai, kurie gali paveikti mūsų auditorijos gyvenimą. Tai, kas mums bus svarbu gyvenant čia Lietuvoje, gal ir kitur. Taigi, vienas iš kriterijų yra svarbumas ir aktualumas. Kitas kriterijus yra artimumas. Gali būti geografinis artimumas, kaip pavyzdžiui, įvykis vykstantis šalia mūsų mums yra visada aktualesnis negu tas pats įvykis vykstantis kažkur toli nuo mūsų. Pateiksiu jums pavyzdį. Jeigu įvyko avarija, kurioje žuvo 2 žmonės ir ši avarija įvyko Lietuvoje, mums ji bus aktuali ir mes ko gero apie tai išgirsime žiniuose. Tačiau jeigu avarijoje žuvo 2 žmonės kažkur Vokietijoje ar Prancūzijoje, ko gero apie tokią avariją žiniuose mes jau nebeišgirsime. Nes kuo įvykis yra arčiau mūsų, tuo jisai gali būti mažesnis. Kuo įvykis yra toliau nuo mūsų, tuo jisai turėtų būti didesnis. Žinoma, dar vienas labai svarbus kriterijus yra naujumas. Naujieną galima palyginti su maistu. Kuo maistas senesnis, tuo jisai yra neskanesnis ir mes jo nebenorime valgyti. Lygiai tas pats ir su naujiena. Jeigu mes pasidėsime mėsą kambario temperatūroje, tai kitą parą mes galbūt tą mėsą dar norėsime valgyti. Tačiau po 2 parų vargu. Lygiai tas pats ir su naujienom. Jeigu įvykis vyksta tarkim ketvirtadienį, o mes apie jį pranešam penktadienį, dar šitokią naujieną galime vadinti naujieną. Tačiau jeigu įvykis vyksta ketvirtadienį, o mes apie jį pranešam tik šeštadienį po 2 dienų, vargu ar tai bus galima vadinti naujieną. Taigi, stengiamės apie naujienas pranešti kuo anksčiau. Geriausiai tą pačią dieną, vėliausiai kitą dieną po įvykio. Na ir žinoma, žmogiškasis faktorius, įdomumas, intriga, tai kas mums yra įdomu ir tai kas galbūt kažkaip pakutena mūsų vaizduotę. Taigi, apžvelgėme naujienų atrankos kriterijus, kurie yra svarbumas, naujumas, artimumas bei įdomumas. Taigi, rengdami naujienas, atsižvelkite į šiuos kriterijus ir stenkitės, kad naujienos būtų paskelbtos kuo anksčiau.